Kai mes kalbame apie pasitikėjimo kūrimą, vis laik iškyla klausimas, kas priima pirmasis atsakomybę už aiškumo įsivedimą, ko mes siekiam kartu. Ir jeigu aš noriu, kad manim pasitikėtų labiau, tai aš tą atsakomybę ir pasiimu. Aš nelaukiu, kol man tiesiog kreditų duos pasitikėjimą. Tai aš tą atsakomybę pasiimu už ką? Už tai, kad aš sukuriu, įvardinu aiškumą, kokio mes tikslo siekiam, ko mes norim, kokius lūkesčius aš turiu, aš paklausiu, kokius lūkesčius man turi. Tada yra dar tokia dalis, kuri yra apie priėmimą viens kito. Tai čia yra žodis pagarba. Tai reiškia, kad aš turiu gerbti, su kuo žmogus atėjo, iš kur jis atėjo, su kuo atėjo ir suprasti, koks jo pradinis taškas, kad mes galėtume tęsti darbus kartu. Tai kartais mes bandom įvengti to, aplinkui apeiti, kad gal tas žmogus toksai pusiau tinka į komandą, daugiau tinka negu mažiau tinka, bet geriau įsivardinti, kad kaip yra, įsivardinti resursus, kuriuos mes galim panaudoti, kad vienas kitam padėtumėm, ir tada judėti į priekį, atsidalinus atsakomybės ir apsibraižius ribas. Tik taip, aš manau, gali kurtis pasitikėjimas tarp komandos narių.